kūrybos istoriją, tai kviečiame sekančią pranešėją, kuri, manau, tęs diskusiją matymus. Tai Solveiga Petkevičienė, dailėtyrininkė, Lietuvos nacionalinių kultūros centro tautodailės specialistė. Ir jos pranešimas liaudies meistrės Liudos Meškaitytės kūrybos sąsajos su profesionaliaja dailė. Daug žmonių iš tiesų yra susirinkę į konferenciją, tai aš labai esu nustebus ir nudžiugusi. Tikiuosi, praleisim gerai laiką, daug sužinosim dalykų. Tai kaip ir Arvydas minėjo, tai mano pranešimo tema yra liaudies meistrės Liudos Meškaitytės kūrybos sąsajos su profesionaliaja daile. Tose oficialiuose dokumentuose Lida yra skirtingos pozicijos vardo, bet laiškuose, kuriuos aš tyriau, visi kreipiasi ją Lidiją. Tai mano pranešimas yra parengtas remiantis Lietuvos nacionalinio kultūros centro archyviniais dokumentais ir privačiais laiškais, kuriuos Lida gavo 1957-67. Šiuos laiškus šiuo metu saugo Onutė Burneikaitė, esu labai dėkinga, Burneikienė. Dėkinga, kad įsileido, parodė ir leidžia tuo pačiu atskleisti ir jums dalį tos informacijos. Tai Lidija Meškaitytė, galima teikti, skaidrėje matote pavardės, tai pakankamai įtakingi žmonės, tai vienas iš siuntėjų laiškų, tai buvo Bronislava laiškuose pasirašiusi Bronė Jacevičiūtė, Lietuvos tapytoja, kuri 1948 baigė Vilniaus dailės institutą, dabartinę dailės akademiją, ir 50-76, tuo metu, kai rašė laiškus, su pertraukomis taip pat dėstė tam pačiam dailės institute. Taip pat kitas siuntėjas, kovo 11 akto signataras Kazys Saja. Taip pat daug laiškų, kuriuose jaučiamas toks ypatingas tų dviejų moterų ryšys, buvo gauta iš garsios Vilniaus geto žydų gelbėtos Onos Šimaitės. Ji buvo šiaip bibliotekininkė, pedagogė, palaikiusi ryšius su Lietuvos šviesuoliais, kuriems tuo laikotarpiu ir siuntė nemažai literatūros draudžiamos, tai knygų ir viso kito. Ir tuo metu, kai rašė Lidija, ji jau gyveno Paryžiuje. Ir ko gero didžiausia ta bazė laiškų, kurias man pavyko ištirti, tai buvo gauta iš akvarelisto Kazio Abramavičiaus. Jis 1954 metais baigė dailės institutą, dabartinę dailės akademiją vitražo specialybę. 54-57 dirbo Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės mokykloje ir 60-64 jis dirbo kultūros ministerijoje, tų laikų ministerijoje. Vėliau nuo 64 iki 80 dirbo Lietuvos nacionalinėme dailės muziejuje. Tai čia toksai irgi svarbus aspektas, kuris vėliau išryškės. Laiškai, kuriuos analizavau, yra tik vienpusiai. Man neteko skaityti Lidijos siųstų laiškų. Bandžiau ieškoti literatūros ir meno archyvą, naiviai tikėdamasi, bet vis tiek iš tikrųjų daug laiškų įspūdis susidarė, bet yra tarsi toksai vienpusiškas monologas. Ir visgi pranešime, ką cituosiu, iki šiol tai nebuvo publikuota ir tai vertingai iš tikrųjų atspindi to laikmečio atmosferą. Tai šiuose laiškuose taip pat atsiskleidžia tiesioginiai ir netiesioginiai Lidijos ryšiai su laikmečio kultūra, kurioje vyko tokie esminiai pokyčiai liaudies dailės gyvenime ir 20-ojo amžiaus antroje pusėje, kuomet steigėsi įvairios tos liaudies meistrus vienijančios organizacijos, kurios stipriai darė įtaką ir liaudies kūrėjams. Tai 20-ojo amžiaus antroje pusėje menas buvo pajungtas tarnauti tarsi sovietiniai politikai bei ideologijai. Ne tik profesionalių menininkų, bet ir liaudies meistrų kūryba dėl savo paprastos sąrangos, suprantamų turinio, tapo sovietinės mitokūros dalimi. Reikšmingai buvo keičiama paprotinė prigimti talpinus liaudies meninė kūryba, ji perinterpretuojama ir dažnai rekonstruojama naujajai krypčiai.
Lietuvių dailininkai profesionalai daugiau ar mažiau dalyvavo valdžios kontroliuojamuose, tose kultūriniuose žaidimuose, paisė esamų taisyklių, naudojasi taikomomis lengvatomis kartais. Tuo pat metu sąmoningai ar nesąmoningai dailininkai klibindavo socialistinio realizmo tos dogmas, už tai buvo valdžios barami, kai kada baudžiami, o retsykiais ir pagiriami. Tai galima teigti, kad liaudies meistrų gyvenime vyko panašus reiškiniai. Tai liaudies meistrų dirbtuvėse buvo gausu dirbinių, kurie iš tikrųjų netitiko tos oficialiosios linijos reikalavimų. Ir dabar mes Lidiją Meškaitytę tarsi esame įpratę vadinti liaudies meistrą, iš tikrųjų, liaudies dailininkė ar dar kažkaip kitaip. Bet jos gautose laiškuose tiesiog atsiskleidžia truputėlį kitoks jos savivoka į ją pačią, kuomet ji ne iki galo, galima teigti, save traktuoja kaip liaudies meistrė, kadangi pacituosiu 3 šaltinius, tai čia Jacevičiūtės ir Onos Šimaitės ir vieno šaltinio elementus. Tai klausykit. Čia reikalas tikras, kaip šviesi diena. Siūsk visus reikiamus popierius ir nieko negalvok. Žinau, kad darbininkų gatvėje stoti nėra taip paprasta. Jeigu tave Lidija priimtų, žinau, kad tikrai tavo darbus vertina. Tada Bronės Jacevičiūtės laiškas 57. Dėl pensijos esu įsitikinusi, kad jie gausi. Kas mus liečia, mes viską perdavėme Dailininkų sąjungai. Dabar, manau, jau perduota ir visa medžiaga. Reikia tik palaukti. Ir 58 kovo 22 dienos laiškas nuo Onos Šimaitės, taip pat čia matote citatą. Miela Lidija, malonu išblaškyti tavo abejonės dėl stojimo Dailininkų sąjungą. Nieko nebijok. Tai panašu, kad ji kažkaip stengiasi, neteigiu, kad tai buvo tik tai meninis elementas, galbūt tai buvo dėl tokios ganėtinai sudėtingos fizinės savijautos, nežinia. Taip pat tuo pačiu pridedu citatą iš Kazio Sajos laiško, irgi buvau Dailininkų sąjungoje ir kalbėjau jūsų reikalų. Jūs čia visi myli ir gerbė. Na, o istorija nutylė. Kodėl jai nepavyko iš tikrųjų tapti ar pretenduoti į būtent tos profesionaliosios dailės tarsi atstovė. Ir beveik po 10 vėliau, kai Lidija gaus pakvietimą tapti liaudies meno draugijos nare. Tai pereinant prie tokio liaudies dailės institucijų susikūrimo tuometiniai situacijai, norėčiau šiek tiek gal steptelti ir tiesiog apskritai apibrėžti, kas iki tol buvo liaudies menas, kaip senieji meistrai net duotuoju sovietmečio laikų gyveno. Tai senieji meistrai, kurie labiau buitinius ir sakralinius dirbinius, ir jie dirbdavo savo artimiausiai aplinkai esantiems žmonėms, jie net nesijautė ir negalvoja esą kūrėjai, jų įvairių buities, tarkim, namų apyvokas ir daiktinės aplinkos objektai buvo dirbinami intuityviai. Ir žiūrint retrospektyviai, visgi liaudies dailė save talpino tokius nevienalyčius procesus ir jos darbai ir papročiai, tikėjimai bei įgūdžiai. Tiesiog susijungia tą liaudiškos aplinkos kūrimo objektą. Tai neatsitiktinai liaudies meistrų ir amatininkų tokių daiktų kūrimo įgūdžiai buvo perduodami iš kartos į kartą, betarpiškai dirbinami, kaip pavyzdžiui, tarkim, audinys, tai jisai žaliavos auginimas, perdirbimas ir galų gale audimas ir visa kita. Tai pokyčiai vyko, kai 1907 pirmoje lietuvių dailės parodoje greta 23 profesionalų dailininkų ir architektų buvo eksponuojami 68 liaudies meistrų darbai. Tarp jų tekstilės, drožti medžio dirbiniai, kurie užpildė tuo metu buvusią spragą, kadangi nebuvo profesionalių tekstilininkų, keramikų, medžių ir kitų
tokių meno atstovų. Tai tą spragą užpildė buvo būtent liaudies meistrai. Ir laikas iki pirmo pasaulinio karo buvo tarsi pripažinimas, kad tai, ką kaimo žmonės daro savo reikmėms, tai yra audiniai, tarkim, drabužiams, patalniai, visi drožti šaukštai, namų apyvokos objektai. Tiesiog buvo ne tik funkcionalūs, puošia kasdieną, bet turėjo tam tikrą meniškumo matmenį. Na ir tas visas pokytis, kada liaudies meistrai dirbindavo savo namuose, buvo nereglamentuoti, iš esmės pasikeitė sovietmečiu, kuomet iš nesuvaržyto, nesuvaldyto, kūrybingo žmogaus ateina tiesiog institucijos. Tai čia yra tokia paini skaidrė. Su institucijų, čia yra vienos ir tos pačios institucijos pavadinimas, tiesiog keičiasi, galit perskaityti, bet čia iš esmės papasakosiu to apie pačias tas funkcijas. Tai Vilniuje meno reikalų valdyboje 1941 buvo įsteigta meno saviveiklos skyrius, kurio vadovu tapo Vincas Adomėnas. Tai buvo pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai liaudies meistrai. Ir čia kalbu apie liaudies meistrus ne tik apie dailininkus, bet ten įėjo ir šokius, tuo metu muzika ir kitos sritys. Ir jie turėjo galimybę, ar tiesiog buvo priversti, tiesiog susidariusiom sąlygom, atėjus, kad institucija oficialiai reglamentavo tam tikrų sričių veiklą. Tai parodų katalogiuose išaiškėja tai, kad buvo visiškai atsiribojama net nuo menkiausių užuominų apie religinius simbolius kūriniuose. Na čia aš įdėjau gal tokia viena iš Lidijos Meškaitytės miniatiūrų, tai čia yra verba, kurią galima tiesiog suvokti skirtingai. Gali būti džiovinto augalų tiesiog objektas, bet galima suvokti ir kitaip, kad tai yra religinis tarsi simbolis, kuris iš tikrųjų galima būtų galvoti ir apie trispalvės motyvus, ir apie rezidencinius dalykus. Nu, čia toks atviras interpretacijos klausimas, kad pro tos vartus praeidavo ir, žodžiu, visokių kūrinių. Ir liaudies meistrų darbuose atsispindi temos įkvėptos labiau supančios buities, siužetai iš folkloro, o tų oficialių parodų dalyviai buvo tokie labiau įpareigoti savo darbuose vaizduoti tarybinę tikrovę. Tai pavyzdžiui, Lidija 1963 metais, rugpjūčio 8 dieną, ją pasiekė laiškas su pranešimu, kad vykdomojo komiteto vyriausias dailininkas aprobavo eskizus, įvertino gerai ir įnešdamas nesminių pataisimų, kuriuos būtina pataisyti, piešinį su dobilais prašome padidinti ir panaikinti tautinę juostelę. Liaudies meno rūmai dailės skyrius sukaupė liaudies meistrų biografijų duomenų kartoteką, kurios pagrindų buvo išduodami liaudies meistrų pažymėjimai. Šiandien klausiau, aš taip mielai, Jocio Virginijaus pranešimo ir staiga vidury jo skaidrių išnyra objektas, kurio aš ieškau, kuris turi priklausyti Nacionaliniam kultūros centrui. Tai yra ta mažytė, nuo kur matėt nuotraukėlę, kur ten sakė, atradat pas Mariją Papkutį. Tai žinosiu, kur yra Lidijos pažymėjimas, kurio aš taip ilgai ieškau ir guičiau visą archyvą. Tai žodžiu, šis oficialus pripažinimą bylojantis dokumentas liaudies meistrui buvo įteikiamas už aktyvią meninę veiklą ir jis pasitarnaudavo kaip įrankis skatinantis dalyvauti dailės parodose ir pretendentai, norintys gauti liaudies meno pažymėjimą, turėjo turėti rekomendacijas, pagrindžiančias jo meninį kūrinių lygį. Tai tokių oficialių, įgavusių teisę save vadinti liaudies meistrai žmonių liaudies meno rūmai 1966 metais meninės veiklos ataskaitose yra minimi 677 nariai. Tarp šių narių yra ir Lidija, kuri 66 gavo laišką iš LTSR liaudies meno rūmų, kurie skaito, kad pilnai užsitarnavote, kad jums būtų suteiktas liaudies meistrės vardas. Todėl siunčiame jums liaudies meistro kortelę,
kurią prašome užpildyti ir drauge su 2 fotonuotraukomis atsiųsti atgal. Tai dailės skyrius veikęs liaudies kūrybos namuose vykdė veiklą, kurios metu pradėtas formuoti liaudies dailės veiklos tinklas. Viskas prasidėjo ir vyko palaipsniui nuo liaudies meistro pažymėjimo gavimo ir organizacija aprėpė savamokslių dailininkų stilistikos aprobavimą, meistrų darbų sertifikavimą, kvalifikacijos kėlimą, seminarų ir parodinės veiklos bei metodinio darbo organizavimą. Tai liaudies meno parodų katalogas atsispindi ir sovietmečių proteguotos patogios tos temos vadinamas, liaudies dailės temos, ten pjovėjai, sėjėjai ir kiti. Visgi Lidijos šio klausimu lydėjo savotiška sėkmė, kadangi Kazys Abramavičius iš tiesų susidaro įspūdis, kad jie labai globojo, užtarė ir betarpiškai bendravo. Ne viską galiu paviešinti, tiesiog nėra tiek laiko, bet iš tikrųjų buvo visiška protekcija. Ir tuo metu, kai jis buvo ir profesionalas, akvarelistas, kiek vėliau dirbo ir kultūros ministerijoje, tai čia yra tiesiog stebuklas, kiek jisai išvaldė tose situacijos. Tai pavyzdžiui, paskaitysiu keletą įdomių citatų, kurioje Kazys Abramavičius rašo. Aš šitoj skrendu į Maskvą, į Visajunginę dailininkų suvažiavimą. Neseniai Vilniuje buvo susitikimas meno klausimus. Muša jau tuos, kurie dirba taip, kad nieko suprasti nebegali. Tai tavo menas aiškus ir mielas, taip kad sėkmingai darbuokis toliau. Paruošk šiais metais naują kaimo ciklą. Kita citata. O toliau bandyk lietuviškas gėlytės sveikinimams. Toliau turėtų geriau išeiti. Ir stambių planų, be jokių vazonų. Aš tau siunčiu tokį atviruką. Nors ir nepavyzdinį, pasižiūrėk, Kazys. Kita citata. Mažame formate, gražiai ir nesusmulkinus. Pabandyk. Kai atvažiuosiu, pasikalbėsim. Manau, rasiu atvirukus su rutelė, bušies ar eglės šakelė. Kazys. Vėliau, iš tikrųjų, pradžiai jis rašydavosi Kazys Abramavičius, bet tam vystantis draugystį gaudavosi tik Kazys. Kai dialoginio žaidimo taisyklė susiklostė taip, kad kiekvienam daugiau ar mažiau būdavo aišku, kiek galima rizikuoti, kiek galima naudingai tarsi paklusti, tai Sovietų Sąjungoje taip išiškėjo tokie pastebamos 2 kryptis, leidžiančios kalbėti apie vietinės valdžios ir tokius tarsi paramą etniniams interesams kartais. Ir atskiras toks flangas ir šiuo aspektu dailės priemonės yra toks labai milžiniškas ir laiškuose ypatingai daug radau informacijos apie tai, kaip šiuos mažuosius darbinėlius, iš kur gaudavo Lidija priemonių, tais laikais, kai dar net nepriklausė tai jokiai sąjungai. Tai 58 metai. Naujų metų išvakarėse įgauna žinutę, kuris skamba taip. Dėl dažų per daug nesijaudink. Aišku, su gerais geriau. Kai tik galėsiu, nupirksiu tau ir savo, bet dabar dirbk. Tokiais, kokiais išeina. Kazys. Bronė Jacevičiūtė rašo. Vienas senas skulptorius padavė man akvarelinių dažų ir prašė tau nusiųsti. 61. Ona Šimaitė iš Paryžiaus. Ačiū už laišką ir už žinią, kad teptukai ir dažai gauti. Tų pačių metų kovo 10. Žinia taip pat iš Paryžiaus. Aš žinau, kad mažytėliai teptukai greitai gadinasi. Gegužės pabaigoje turėsiu galimybę 10 tokių mažytėlių jums pasiųsti. Jei jums tinka, galėčiau ir tokio popieriaus paišybui pridėti, kurių 2 pavyzdėlius rasite laiške. Man reikia vien žinoti, ar tinka. Ir dėl žalios spalvos norėčiau šitą daugiau žinoti. Dar viena žinutė iš Paryžiaus. Už vis labiau norėčiau, kad patektum į žaliuosius ežerus ir Čiurlionio gimtinę. Gerai, kad su teptukais ir dažais vykusiai pataikiau. Praeitą savaitę dar pasiunčiau 12 mažytėlių teptukų ir 7 mažytės tubelės žalių dažų. Liepos pabaigoje atsiųsiu daugiau, Ona Šimaitė.
Dar dvi įdomios citatos. 61 Liepos 6 dieną, laiškas iš Paryžiaus, vietoj 12 teptukų rasite 11. Jei trūksta didesnio, aš jums atsiųsčiau įdėjusi didelį voką. Bendrai būkite tokia gerutė ir man parašykit, ko jums dar trūksta iš teptukų ir dažų. Jūs, mieloji, esate didelė žalios spalvos poetė. Ir 67 metai, kada jau ji yra sąjungos narė, Ona Šimaitė rašo. Manau, kad jau būsite gavusi teptukus. Dabar įdėmiai klausykit. Taip jumis pareiškė pasigerėjimą didelis Lietuvos dailininkas Kasiulinis. Kasiulis siųsdavo Meškaitytei teptukus. Galite pagalvoti. Tai kaip žinia, tai buvo toks laikotarpis, kad nedailininkų sąjungos nariai ne visada gaudavo tinkamus dažus, tinkamos spalvos dažus ir ką jau kalbėti apie tautodailininkų sąjungos, kur jeigu tu ten nelabai pieši, tu apskritai ten, tu kukuok tenais. Tai šiuo atveju Lidija buvo tikrai palaiminta. Tai parodų kataloguose išryškėjo kontrolės bruožai, kurie kreipia dailę ir liaudies menininkus teisinga linkme, kad kurtų naujos kartos liaudies meno. Liaudies kūrybos namai turėjo instituciją galę rengti parodas, vykdyti eksponatų atrankas. Litos darbai dalyvavę tose parodose irgi turi tokią oficiozinę, tarsi tokį šiek tiek nuokreipę, bet svarbu išskirti, kad sovietmečiu ėmė ryškėti nauja dar vadovavimo liaudies meistrams praktika per seminarus, rengiamus LTSR liaudies kūrybos namų, kurie kreipia prie tokios vis tiek politizuotos ir socialiai angažuotos kūrinių darimų. Tai konsultantai dėl darbų, turinio ir formato tapo profesionalūs dailininkai. Feliksas Marcinkus rašo, kad apie pirmuosiuose meistrystės tobulinimo kursuose, kad atsižvelgiant į nepakankamai partijos lūkesčius atkreipiančius darbus juose, buvo nuspręsta organizuoti tos meistrystės kursus. Tai kiek man teko žiūrėti tam nedidukiam Lidijos archyve, tokių kvietimų iš kūrybos namų ji yra gavus ne vieną. Skirtingais metais, tik aš neturiu duomenų, ar jį važiavo. Nes šiaip keliaudavo, nepaisant tos traumos, tikrai ten ir Vilnių važiuodavo ir ten, bet tiesiog man neteko surasti nei nuotraukų, ar jį dalyvavo tose seminaruose. Gerai. Platus įvairių metodikų spektras buvo taikomas liaudies meistrų kūrybos stebėsnai ir kontroliai. Meistrai su kūriniais ateidavo konsultuotis ir į liaudies meno rūmus, kuriuose juos konsultuodavo žodžiu ir raštu. Ir negalima nuneigti, kad atmetus tą pilietinio sąmoningumo ugdymą tie seminarai turėjo ir teigiamos svarbos. Nes juose mokė puikus profesionalai, kurie padėjo liaudies meistrams lavinti meninį skonį, leido patobulinti techninės žinias ir kūrybiškai augti. Ir tuo pačiu dailininkai profesionalai galėdavo užsidirbti pinigų. Tai Lidija šiuo atveju turėjo savo tokį tarsi asmeninį konsultantą, čia jau paskutinė citata ir aš einu prie apibendrinimų, tai taip pat Kazio Abramavičiaus laiškas, kuriame jisai irgi tarsi jie šiek tiek moko kaip profesionalas. Labai dėkui už dovaną. Tavo gimto namelio vaizdelį. Man jis labai patinka. Bet jeigu nori kritiškai, tai silpniausiai jame debesys, kurie visi panašus, kokie tai sausi. Matyt, kad ne iš gamtos. Tai Lidija apskritai, čia citata. Matau, kad gale kraipo kažkas galva. Tai Lidija apskritai buvo tokia kuklaus tipo ir labai stropiai saugojo darbus, nedovanojo. Būdavo netgi, galiu tokį gal dalyką, nežinau, paviešinti, kadangi nuotraukos nerodau, bet Nacionaliniam dailės muziejui, kur yra saugomas visas tas nuostabusis Lidijos fondas, yra toksai tokio dydžio sąsiuvinio lapelis, kuriame yra parašyta visi, kas yra gavę dovanas ir kas gavo originalus ir kas gavo replikas. Tai jinai buvo
toks labai sąmoningas žmogus, kuris kaupia didelę kolekciją. Ir ypatingais atvejais yra dovanojama. Tai iš tų senųjų, iš tų laiškų, kuriuos aš perskaičiau, tai Ona Šimaitė yra gavus taip pat vieną darbą. Ir jeigu turėsit kažkada laiko džiaugsmo ir laimės patekti į archyvą, tai būtinai nueikit ir pasižiūrėkit, jeigu leis. Tai apibendrinama savo pranešimą. Liaudies meistrės Lidos Meškaitytės kūrybos sąsojo su profesionalia dalia noriu tiesiog taip išiškinti kelis aspektus. Tai tiesiog tas sąsajos, tiesioginės ar netiesioginės, tai jos tas bandymas stoti Dailininkų sąjungą, man atrodo, labai ypatingas, tokios kaip savivokos, saviraiškos būdas. Taip pat, kaip jau minėjau, tas sąmoningas siekis savo kolekciją suvokti kaip vieni ir netgi testamentu jį paliko savo kūrinius kaip nacionalinį tokį turtą, suvokdama jų reikšmę, kad neišsklaidyti, kad tai yra didelė, graži, vientisa kolekcija. Ir taip pat tas toks profesionalus požiūris į irgi priemonės, į tos teptukus. Ir aišku, čia ir susiklostė tos galimybės, kad gaudavo sovietmečių 7 tūbeles žalių dažų. Teptukų. Nes mums įprasta manyti, kad liaudies meistras, tai jis dirba ir netgi yra apibrėžimuose rašoma, kad dirba su paprasčiausiam priemonėm. O čia iš tikrųjų tais laikais vis tiek tai buvo, gaudavo bandymus, ta prasme, popieriaus. Tu galėdavai, kaip tikras profesionalas, ar ne taip? Koks čia liaudmeistras? Tikrai ne. Ir paskutinis, gal toks neformalus ta sąsaja, tai visa ta dalis, ką aš paviešinu, yra labai tik menkutė, bet iš tikrųjų jis susirašinėdavo daug ir su tokiais pakankamai įtakingais ir kultūriniais žmonėm ir tiesiog mano supratimu tai taip pat formavo jos tokį meninį pasaulėvaizdį, nes ne tik pamokos tiesioginės, bet tai, kad jį rašydavo tos laiškus, ten yra iš tikrųjų daug kalbama ir apie meno temas, apie žalią spalvą, apie Čiurlionį yra kalbama, bet čia tiesiog yra toks formatas 30 minučių. Tai labai ačiū, kad išklausėte ir labai linkiu, kas dar nematėte, pamatyti originalus. Ačiū. Ačiū Solveigai. Ir dar vienas klausimas iš salės prieš mūsų pietus. Gal kas norit paklausti? 2 turit. Kiek turim? Bet jeigu tada visi trumpai. Gerai, pradėsim. Trumpai sakė, galima bus paskiau autobusį paklausti. Bet šiaip, ar teko vartyti dienoraščius gal? Aha. Taip, teko vartyti dienoraščius. Dienoraščiai yra 8 sąsiuviniai, saugomi Onos Burneikienės namuose. Kaip ten yra vilties per 25 metus perskaityti? Tai aš nežinau, aš iš tikrųjų naivuolė esu, nes aš kai ten bandžiau įsibrauti tą archyvą, tai ko jūs galvojat, aš galvojau, kad aš perskaitysiu. Tai ten yra tiesiog, irgi, iš tikrųjų, tai irgi yra tam tikros savivokos. Toks dalykas, kaip tu mąstai, kaip menininkas, taip pat dar irgi nepaminėjau, kad jinai turėjo tokį sąsiuvinį, kur jinai fiksuodavo kiekvienos dienos reiškinius. Ten tokia diena Liepos 1, ten vos nevalgiau tą ir tą, pirkau tą ir tą. Liepos 2 diena. Tiesiog labai, kai mes galėsim perskaityti, tai bus stebuklas. Ir labai įdomu. Tokia odega bus klausimas. Bet iš tiesų tai, ko nepasakiau savo, aš pranešime labai prieštarauju prieš vadinimą Meškaitytės liaudės menininkė. Ne dėl savo kažkokios alergijos tarybiniams laikams, bet ir juolab, kad dabar tai egzistuojanti institucija yra, bet dėl to, kad jinai peržengė ribas, jo labiau, kad šiais laikais jau gerus dešimtmečius, pavyzdžiui, Luvro muziejaus inicijuojamose konferencijose yra labai stipriai diskutuojama, kodėl jeigu Egipto ten nukritęs gabaliukas kažkoks tai sienos, tai jau čia menas.
ir Luvre. O jeigu ten kokio nors papuaso ar dar kokio, reiškia, iš kažkokios, reiškia, tai jau liktai į muziejų tokį ne. Iš tiesų meno kategorija, jinai neturi nei liaudės, nei net buitiniai daiktai, jie išlaiko grožio meno kategoriją. Ir dėl to ir mes, manau, galėtume čia Lietuvoje išspręsti šitą klausimą greičiau už Europą. Tai šiandien sprendžiama, ne? Tai dar Violeta, ne? Kažką. Ir tada visi eisim valgyti. Įsikrapštė pas Oną Burneikienę į tą jos kambariuką ir kad ta Pandoros skrynia truputį praverta yra. Mes labai sunkiai atveriame tai, ką labai norėtume žinoti. Jeigu jūs užėsit pas mane į galeriją, aš jums irgi šitą dar parodysiu. Iš to kampo aš tik norėjau paklausti, Lidija rašydama laiškus visą laiką pasidarydavo kopiją savo ir siūsdavo laišką kažkam tai. Ar Burneikienė kalbėjo apie tai, kad, tarkim, jinai Kaziui parašė laišką ir jums rodė tą kopiją, ką jinai rašė jam? Ne, aš dėl to ir sakau, kad aš skaičiau tarsi monologą. Taip. Aš nežinau ir viską, ką suformuluoju. Kadangi visa tai yra, iš tikrųjų, Lidija buvo antiek kruopštus žmogus, kad jinai visą tai, ką jinai kažkam tai parašydavo, jinai fiksuodavo. Dar kitas dalykas dėl sąsiuvinuko, kuriame būdavo rašoma. Tai ne sąsiuvinukas, tai 4 užrašų knygutės, kur jinai nuo 48 metų kiekvieną dieną rašydavo orą, kas gauta, kaip taip ir taip toliau, jeigu neklystu, iki 69 metų. Ir mes tas knygutės labai norėjome ir pamatyti, ir paskaityti, ir vokiškai rašyta, ir lietuviškai rašyta. Ir mes iki šiol vis dar nesusitarėm, kad tai būtų ne tik Meškaitytės gyvenimas, bet kad tai būtų mažosios Lietuvos žmogaus gyvenimas. Kaip jisai vyko, ne kaip dailininkės, bet kaip žmogaus gyvenimą šitoje visumoje, kada grįžo po pabėgimo ir taip toliau. Ačiū Jums labai, kad prakrapštėt, gal pavyks ir daugiau. Jūsų centre, sakėte, visada stojant į sąjungą yra teikiamos rekomendacijos. Ar yra išlikę, kas teikia rekomendacijas Lidijai, kad priimtų į sąjungą? Neteko man surasti, nes dabar sakau, kai dokumentai yra išblaškyti, galbūt galima paieškoti. Ne, bet ten yra tiesiog kartoteka, apskritai liaudės meistrų nuo kažkokių X metų ir tiesiog reiktų ieškoti protokoluose. Ten, kadangi yra toks ne iki galo sutvarkytas archyvas, tai kiek man pavyko atrasti, tai ne, bet... O šiaip paprastai teikdavo profesionalūs dailininkai? Apskritai turėdavai ten dalyvauti tose parodose ir tiesiog, kadangi jie jau buvo tarsi tokia jau struktūra visa įsisukus, tai kažkas iš tų profų